Sveiki, su jumis sveikinasi Bėgėdžiai ir šiandien mes esame pačio Vilniaus širdyje, tai yra Vinco Kudirkos aikštė, taip pat apsilankysime ir katedroje, nes norime paklausti žmonių, kurie yra gimę po 1090 metų, ką jie mano apie kovo 11, ar tai yra svarbi šventė, ar jiems visiškai nerūpi ir tai yra eilinė diena. Tai galim judėti? Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. Kiek tau metų? 15. 17, 16. 15, 16. beveik 20. Beveik 19. Man yra 19 metų. Man yra 16. 21. Aš 17. 31. 21 rytoj. 27. Ką tau reiškia kovo 11? Na, šiaip nelabai domiuosi, bet tiesiog vos ne kaip diena, laisvadienis. Graži Lietuvai šventė. Kovo 11 vis tiek nepriklausomybės diena, vis tiek laisvė, Lietuva, tai tiesiog tokie gal patriotiškumo jausmai ir tėvynės visokie sentimentai. Laisvės nepriklausomybės diena, kada Lietuva atsilaisvino. Tai tiesiog tarptautinė šventė. Nepriklausomybės diena. Nepriklausomybės diena. Aš kadangi visą laiką maišau tas vasario 16, kovo 11, man tiesiog apie laisvę kalba. Gimtadienis mano. Patriotiška šventė. Ar galėtumėt kažkuri arba visus išvardyti žmonės, kurie prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo? Kaušpėda. Grupė Antis. Ne, turbūt negalėčiau. Tai Basanavičius, Smetona, Klimas, Stulginskis. Daug tikrai negalėčiau išvardinti, tiesą pasakius. Nelabai. Nepasakysiu, žinokit. Istorijos nelabai išmanau, tai nežinau. Ne. Ką jums asmeniškai reiškia gyventi nepriklausomoje Lietuvoje? Viską. Ja, Aš neiškeiščiau. Laisvė išsireikšti. Tai man labiau reikštų tiesiog gyventi laisvai, gyventi be jokių suvaržymų. Laisvė. Tai jo, kad ir dabar Kaziuko mugė galim laisvai vaikščioti, prekiauti ir taip toliau pirkti. Pasididžiavimas savo tauta, kad laisvai mes... leist laiką. Palaima. Tikrai taip. Dėkingumą. Laisvė, gali daryti tą, ką nori, nėra suvaržymų. Malonumas, džiaugsmas ir tiesiog geras gyvenimas. Labai gero, jo, laisvė. Rengtis kaip nori, išsireikšti. Ar kada nors susimąstei, kokia būtų tavo kasdienybė, jei Lietuva nebūtų atgavusi laisvės? Tai yra būtų dar sovietmečiu. Buvau susimąstęs ir susimąstymas tikrai buvo labai tamsus, galima sakyti. Nebuvau susimąsčius, bet man rodos, kad būtų tikrai nekoks. Būtume suvaržyti, netokie laisvi, kaip ir minėjau. Susimąstėm. Manau, visi susimąstėm tokiais laikais kaip dabartiniai. Tai nežinau, mes jaučiamės, taip gal net pasakyti, labiau dėkingi. Tam, kas įvyko, kas ten buvo tie, kurių mes neatsimenam vardų. Bet... kažkaip gal sunku pagalvot, kadangi mes gimėm jau laisvoj šaly, sunku pagalvot, bet su dabartiniam šiuolaikiniam visom aplinkybėm, kai pamatai, tarkim, kai į Ukrainą pažiūri ir bandai save įsidėti tą poziciją, tai labai sunku yra suvokti bendrai, kaip galėtų būti, jeigu mes nebūtumėm laisvi. Ar tavo šeimoje kalbama apie sovietmetį arba nepriklausomybės atkūrimą? Kartais užeina tema. Taip, su seneliais, tai istorija žinot visą tai. Taip, seneliai yra dalyvavę tose įvykiuose, mums pasako yra. Ne. Ne, šiaip nelabai kalbama apie tai. Kartais, jo. Iš senelių labiausiai. Jei galėtumėt paklausti žmonių, kurie kovojo už nepriklausomybę vieno klausimo, ko jų paklaustumėt? Koks savrasmė ryžtas eiti į gatvę ir kovoti už tai. Ar padarytų tai dabartiniai Lietuvoje? Ar sunku? Ką jie tuo metu galvoja, kovodami už laisvę? Iš kur tos drąsos rado savyje? Ar jie tikėjosi, kad viskas pavyks ar ne? Aš gal paklausiu, kas labiausiai įkvepia. Suprantama, kodėl kovojo, bet iš kur rado tos stiprybės kovoti už Lietuvą.
Manau, klausčiau, koks jausmas buvo kitą dieną, kaip jautės viskas, nes manau, kad tikrai didelis kontrastas tikrai būtų buvęs. Paklausčiau, kodėl jie tai padarė. Ir paskutinis klausimas. Jei turėtumėte galimybę apibūdinti Lietuvą vienu žodžiu arba simboliu arba daiktu, koks jis būtų ir kodėl? Nežinau, gaidys. Man namai. Gal susivienijimas arba stiprybė. Koks simbolis tiksliai gal nepaskaičiau, bet būtų kažkoks šviesios spalvos. Vienybė. Meilė gal. Laisvė. Lietuva turi tokį savotišką jausmą, nežinau kaip kitaip apibūdinti. Tebūnie lieka lietus. Greičiausia, kad geležinis vilkas, nes tai man labiau taip reprezentuoja ne tik tais Vilnių, bet ir šiaip tiesiog Lietuvos vos nestiprybę. Čia dabar buvo paskelbta, kad Lietuva yra ta šalis, kur jaunimui iki 30 metų yra geriausia vieta gyventi. Tai čia, manau, puikus apibūdinimas. Tai tikriausiai jaunystės kažkoks ženklas tada. Gerai, ačiū Jums labai, kad atsakėt klausimus. Ką Jums reiškia kovo 11? Kovo 11 tai svarbi Lietuvai diena, simbolizuojanti nepriklausomybės atkūrimą ir kovą už laisvę. 1990 metais šią dieną Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, tapdama pirmąją respubliką pasiekusi tokią žingsnį. Ši šventė ne tik primena apie tautos drąsą ir vienybę, bet ir apie tai, kaip svarbu išsaugoti ir branginti laisvę. Kovo 11 tai tiek istorijos pamoka, tiek šventė, skatinanti didžiuoti savo šalies pasiekimais ir ateities galimybėmis. Kalbinant visus žmonės, labai nustebino, kad daugiausiai paaugliai nelabai žino apie Lietuvos nepriklausomybės istoriją, kas iš tikrųjų yra gan liūdna, pagalvojus, kad nežino savo šalies istorijos. Nudžiugino tai, kad žmonėms šiek tiek vis dar rūpi, kad Lietuva yra laisva ir kad tikrai mato skirtumą tarp to, jog mes gyventumėm sovietmečiu ir dabar laisvais laikais. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Gyventi ir žydėt iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždekit